Visi žinome nemalonę tiesą, kad senstant oda glemba, sukrenta ir tampa tikrai nepatraukli. Bet kada tai tavo veidelis, kada tau viskas glemba ir krenta, tada norisi sužinoti, ar galima tą procesą sulėtinti. Reikėtų turbūt kalbėti apie moteris visų pirma. Moteris turi labai aiškią ribą, kada tai labai greitai yra pastebima. Ir tai yra pastebima per kelis mėnesius. Tai yra menopauzė. Ir būtent visų priemonių rekomenduojama griebtis kuo anksčiau, per tuos pirmosius mėnesius, per pirmosius metus. Po to pasidaro jau nebe taip aktualu, beje, tie procesai pasidaro jau galbūt ir nebegrįžtami. Todėl pastebima kodėl? Todėl, kad pasikeičia moteriškų hormonų apykaita, pasikeičia jų kiekis, tai yra estrogenų kiekis ženkliai sumažėja. O estrogenai, moteriški hormonai, yra atsakingi už labai gražią odą. Visom prasmėm. Todėl, kai jų ženkliai sumažėja, oda išplonėja, ji labiau pleiskanoja, ji sausėja, joje atsiranda pigmentinių dėmių. Turbūt dabar daugeliu moterų kilo klausimas, ar mes netampame pigių jaukų tiems, kurie siūlo labai įvairias kosmetinės priemonės odos jauninimui. Kaip tą priemonę veidui gražinti ir jauninti galėtume išsirinkti? Kur yra kriterijus? Jeigu kalbam apie moterį, kuri jau yra šiek tiek vyrėlesnė, tai yra menopauzės laikotarpio moteris, kuriai būtent reikia didesnio estrogenų kiekio, apie ką jau irgi kalbėjome, reikėtų žiūrėti į sudėtį. Tai šiuo atveju reikėtų rinktis tokias, kuriuose būtų estrogenų. Tai yra moteriškų hormonų. Ten tiesiai šviesiai parašyta, kad estrogenai yra sudėtyje. Tokių priemonių nėra ir būti negali, tai yra vaistas, tačiau yra augalinės kilmės. Fito vadinamieji estrogenai, kaip pavyzdžiui soja arba kitos panašios priemonės. Taigi reikia tiesiog atkreipti dėmesį į tai. Toliau turėtų būti drėgmę palaikančių medžiagų kokiu nors. Turėtų būti regeneruojančių, atstatančių medžiagų. Tai gali būti augaliniai ekstraktai, pavyzdžiui, jazminų ekstraktas. Be to, šalia to augalinio estrogenų, kaip pavyzdžiui, sojos ekstraktas, galėtų būti medžiagų, kurios blokuoja, pavyzdžiui, melanino dėmes. Tai yra tas rudas dėmes, kurį galima būtų tepti, pavyzdžiui, vakare. O dieninėme kreme tuomet reikėtų ieškoti apsaugos nuo saulės spindulių, kad tų dėmių daugiau neatsirastų, nes būtent tokio amžiaus moteris dažnai ir vargina odos dischromija, kaip mes sakom, spalvos nelygumai. Tai yra daug pigmentinių dėmių. Aš supratau, kad man jau reikia rimtesnio kremo ir kosmetikos. Turiu ir dieninį, ir naktinį, ir kremą pakims, ir serumą. Manau, kad visa tai komplekte yra labai man tinkama, nebereikia man ten blaškytis ir ieškoti kažko tai ir kompleksiškai naudojant, tai tiesiog yra paprasčiausias sprendimas. Naudojuosi ir esu labai patenkinta. Auksinis moters laikas. Mums, moterims, L'Oréal Paris sukūrė naują Age Perfect brandžios odos priežiūros priemonių su sojų baltymais liniją. Sudėtyje esantis sojų ekstraktas skatina odos atsinaujinimą, neleidžia suglebti. Baltųjų jazminų ekstraktas svarbus drėgmės kaupimui odoje. O balinamasis komponentas melanin tiesiog neleidžia atsirasti pigmentinėms dėmėms. Tad neleiskime odai senti su L'Oréal Paris Age Perfect linija. Dieninis kremas ne tik drėkina, bet į jo sudėtį įeinantis ryžių gemalų aliejus apsaugo odą nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Naktinis Age Perfect kremas turtingas bičių vaško, todėl ramina odą. Veido serumas net 6 kartus intensyvesnis už dieninį kremą, lengvai įsigeria ir saugo mus nuo raukšlių. O L'Oréal Paris Age Perfect paakių kremas maitina, drėkina, mažina paakių odos įdubimus. Būkime išmintingos, pasirinkdamos priemonės savo grožiui, tai yra sveikatai ir laimei.